Sveiki visi ir šiandien mūsų virtuvėje karaliauja makaronai. Šiandien gaminsime 3 patiekalus. Pradžioje galbūt pašnekėsime apie makaronus. Naudosime Dobelės fabriko makaronus. Pirmam patiekalui panaudosim penne rigate, tai yra plunksnos formos makaronus. Sekančiam patiekalui naudosim labai retus makaronus, vis dar Lietuvoje, bet mano labai mėgstamus, tai ryžių formos makaronus, kurie yra vadinami Italijoje risoni, o čia Dobelės fabrikas jos pavadino puntina grandi. Na ir paskutinės patiekalas, mes naudosim mums visiems gerai pažįstamus nuo vaikystės vermišelius, kurie čia vadinasi filinį pikolį. Tai yra tokie smulkus, mažyčiai makaronai, turbūt visi žinome vermišelius nuo vaikystės. Vėlgi, didžiulis skirtumas tarp šių makaronų, kuriuos turiu savo rankose, ir tarp tų senųjų vermišelių yra tas, kad čia yra pagaminti iš kietagrūdžių kviečių rūšių miltų. Tai yra, jie tiesiog gaminami netgi ne iš miltų, o iš manų kruopų. Tai yra stambaus, labai rupaus malimo miltų. Kviečiai šitiem makaronam yra auginami tik vakarų Europai. Ir skirtumas didžiausias yra tas, kad tai yra makaronai, kurios galėčiau pavadinti sportininkų maistas. Jie neina į kūną, jie yra turintis daug ląstelienos ir išties labai sveikas produktas. Savaime suprantama, jeigu mes pateiksime juos su nekaloringu padažu. Ką šiandien stengsime padaryti, nes pusę kilogramo grietinėlės ir šalin visos dietos. Pirmas patiekalas – šiltos salotos su rikota su žolelėmis. Naudosime, kaip ir minėjau, penne rigate makaronus. Susikeiskime vandenį ir kai vanduo užvirs, tik tada bersime druską ir makaronus. Kol mūsų vanduo verda, mes susismulkinsime mūsų žolelės. Naudot galite viską, ką turite. Aš turiu krapų, turiu petražolių, turiu šiek tiek raudonėlio ir kalendros. Štai šitas žolelės aš ir naudosiu. Sekantis ingredientas, kurį taip pat naudosim, bus citrina, druska ir juodi pipirai. Vanduo jau užvirė, taigi geras žiupsnys druskos, gailėt nereikia. Ir mūsų keliauja makaronai į vandenį. Virs panašiai kaip ir nurodyta ant pakelio, bet kadangi mes norim ne kaip tikri italai al dente, o makaronų salotų šiek tiek lietuviškai, tai mes stengsimės juos pervirti itališkų požiūrių ir išvirti taip, kaip mėgsta lietuviai. Na, o tuo momentu susimaišysim mūsų rikotos kremą su žolelė. Čia keliauja mūsų žolės. Šiek tiek citrinos. Naudosim ir žievelę, ir citrinos sultis. Druskos, juodųjų pipirų, čia jau kaip tas mėgsta. Beje, viena iš tokių dažnai daromų klaidų, gaminant salotas, tai yra ta, kad žmonės plauna makaronus. Šiukštu negalima plauti po šaltu vandeniu, nes jūs nuplaunat krakmolą. Kai gaminate salotas, niekada neplaukite savo makaronų. Neperlėkite šaltų vandeniu ir šiaip gamindami, tiesiog suliekite šiek tiek aliejumi, kad jie nesuliptų ir pastatykite, kad jie natūraliai atauštų. Makaronai jau išvedė, tai mes pasisemsime ir pasiliksime šiek tiek mūsų salotom vandens, kuriame mirė mūsų makaronai. O makaronus nukošime. Makaronai keliauja į mūsų rikotos ir žolelių miksą. Kadangi bus šiltos salotos, atvėsinti makaroną nereikia. Mes tiesiog vandeniu siekime pasiekti tokią kreminę konsistenciją. Nereikia perpilti per daug. Na kągi, belieka tik tai mūsų makaronus išdėti. Šį patiekalą galite valgyti ir kaip makaronų patiekalą, ir kaip šiltas makaronų salotas. Skanaus!